Dvarų kultūra Lietuvoje gyvavo kelis šimtmečius. Jos palikimas – Lietuvos didžiojo kunigaikščio rūmai, didikų, bažnyčios hierarchų kaupti meno kūriniai, rašytiniai ir istoriniai paminklai, bibliotekos, archyvai. Kadaise aristokratijos puoselėta prabangę ir turtingą kultūrą dabar liudija tik jos fragmentai. Išlikę dvarų ansambliai, meno kūriniai ir jų kolekcijos, archyvuose bei bibliotekose saugomi dažnai pavieniai knygų egzemplioriai arba tik siauros srities dokumentai. Tačiau net ir keletas išlikusių knygų su specialiais ženklais, puošniais įrišais ir provenencijomis gali labai daug papasakoti apie biblioteką kaupusį asmenį, jo pomėgius, pasaulėžiūrą, gyvenamą aplinką ir net skaitymo įpročius. Tyrimai tokiu aspektu tampa rimtu istoriniu šaltiniu kitiems tyrėjams. Kas, kaip ką skaitė. Galų gale tai galimybė pažiūrėti į dvarų bibliotekas kaip į pradinės edukacijos lopšį tiem pavyzdžiam. Pavyzdžiui, mūsų garsieji mokslininkai tarptautinės reikšmės, ar ne? Ignotas Domeika, ar tas pats Bronislavas Jundzilas, ar tas pats Teodoras Narbutas, ar ne? Tai yra bajorai, kilę iš dvarelių. Taip, jie mokėsi paskui galbūt pijorų vienuolynų mokyklose. Tačiau kur jie gavo pradinį išsilavinimą? Greičiausiai gavo dvaruose. O ką jie dvaruose skaitė? Tai dabar mes galim bent preliminariai matyti. Aišku, galbūt ne kiekvieno dvaro biblioteka tą turėjo, ar ne? Tai bent preliminariai matyti tuos šaltinius, kaip tie žmonės ėjo į mokslą, ar ne? Vėlgi, kryptis bibliotekų istorijai tirti. Parodoje eksponuotas žemėlapis, kolegų sukurtas dvarų, rodo, kiek jų būta. O pažymėtos vėliavėlės, ką mes pristatome, rodė, tai kokią dalelę mes tik pristatom. O kur visa kita? Kaip tai išsklaidyta, žodžiu, kur išsklaidyta? Gal guli ir pas mus dar saugyklose ir mes tiesiog jų dar neidentifikavom. Na, žodžiu, tų krypčių įvairiausių atsiranda. Tai labai tikimės, kad tai bus vėlgi paskata, kad mokslininkai supras, kad tos rekonstruotos bibliotekos, jų tie telkiniai tampa dar vienu labai patikimu šaltiniu. 2023 m. parodoje Nepažintas senųjų knygų pasaulis tarp Chodkevičių giminės knygų lankytojai turėjo galimybę susipažinti ir su iškiliausio Chodkevičių giminės atstovo Jono Karolio Chodkevičiaus asmeninėmis knygomis. Jose paties Chodkevičiaus palikti įrašai leido šį valstybės vyrą pažinti naujai. Jau žinomi istoriniai faktai Joną Karolį Chodkevičių mums pristato kaip Žemaitijos seniūną, Vilniaus vaivadą ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės etmoną, bei itin sumanų lyderį. Pradedant nuo karo reikalų iki miesto administravimo ar švietimo pagrindų formavimo valstybėje. Jono Karolio Chodkevičiaus mėgstamiausia valda Žemaitijoje buvo Kretinga. Čia jis pastatė katalikų bažnyčią ir Bernardinų vienuolyną, tapusi katalikų kovos su protestantizmu forpostu. Kretinga tapo tikrų miestu, su turgaus teise ir vadinosi Karolio miestu iki 18 amžiaus pabaigos. Čia išliko jo šeimos mauzoliejus ir dar daug kitų paveldo ženklų, menančių šį iškilų didiką. Jonas Karolis Chodkevičius buvo dosnus mecenatas ir fundatorius. Pavyzdžiui, Kretingoje įkūrė pirmąjį Žemaitijoje Bernardinų vienuolyną ir pastatė mūrinę bažnyčią, kurioje įrengė savo šeimos mauzoliejų. Skuode įsteigė parapinę mokyklą ir atstatė Švenčiausios Trejybės bažnyčią. Taip pat buvo labai dosnus jėzuitams, rėmė jų kolegijų, bažnyčių statybas Tartu ir Rygoje. Kražių jėzuitams kartu su žmona Sofija užrašė 7 kaimus ir pastatė rūmus, o šalia jų vėliau ir Švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią.
Prie išlikusių paveldo ženklų reiktų priskirti ir Jono Karolio Chodkevičiaus asmeninę biblioteką, apie kurią žinoma labai nedaug. Nėra išlikę duomenų nei apie jos dydį, nei apie buvimo vietą. Galima tik numanyti, kad biblioteka buvusi viename iš jo dvarų, greičiausiai Kretingoje ar rūmuose Vilniuje. Kiekvienoje knygoje, dažniausiai antraštinėme lape, yra paties Jono Karolio Chodkevičiaus ranka užrašyta Ex libris Joannis Karoli Chodkevič iš Jono Karolio Chodkevičiaus knygų. Šalia galima pamatyti ir kitą įrašą, atskleidžiantį tolesnį knygų likimą ir Chodkevičių giminės sąsają su Sapiegomis. Manoma, kad Chodkevičiaus dukra dalį bibliotekos gavo kaip kraitį 1620 metais, kai ištekėjo už Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės dvaro maršalkos Jono Stanislovo Sapiegos arba paveldėjo knygas po tėvo mirties. Ona Scholastika gyvenimu džiaugiasi trumpai. Ir visos knygos jau perėjo jos vyro Jono Stanislovo Sapiegos globon. Jonas Stanislovas Sapiega buvo labai išsilavinęs žmogus ir garsėjo savo iškalbingumu, tačiau likimas lėmė, kad ir jis pats taip pat gyveno neilgai. Ir taip susiklostė, kad visa jo biblioteka po jo mirties atiteko jo broliui Kazimierui Leonui Sapiegai, kuris visą Sapiegų šeimos biblioteką 1656 metais užrašė testamentu Vilniaus jėzuitų akademijai ir po jo mirties, žinoma, praėjus gan nemažam laiko tarpui, kadangi Vilniuje čia buvo tas didysis tvanas, įsiveržė rusai ir baisus dalykai dėjosi, tai ta biblioteka pasiekė tik tai 1666 metais. Kiek joje buvo Jono Karolio Chodkevičiaus asmeninių knygų, deja mes nežinome, bet knygos buvo skaitomos ir jėzuitai jas tikrai jomis naudojosi. Taigi jau po Vilniaus jėzuitų ordino uždarymo tos knygos dar tebebuvo čia, tačiau 1831 metais po įvykusio sukilimo ir uždarius Vilniaus universitetą, bibliotekos irgi likimas buvo nulemtas, tai yra jos knygos buvo išvežtos po visą carinės Rusijos imperiją. Taip, dalis knygų nukeliavo į Sankt Peterburgą, į Maskvą, į Kijevą, į Charkivą. Tik 20 amžiaus viduryje dėka Levo Vladimirovo dalis Sapiegų bibliotekos knygų grąžintos į Vilnių. Iš 18 000 knygų 300 priklausė Sapiegoms. Tarp jų ir asmeninės Jono Karolio Chodkevičiaus knygos pažymėtos įrašais. 2023 m. parodoje Nepažintas senųjų knygų pasaulis buvo eksponuota 13 Jonui Karoliui Chodkevičiui priklausiusių knygų, saugomų Vilniaus universiteto bibliotekoje. Keletas jų yra konvolutai, tai yra į vieną knygą surišti keli leidiniai. Jono Karolio Chodkevičiaus biblioteką sudaro įvairiuose Europos miestuose 16–17 amžiaus pradžioje išleisti kūriniai lotynų ir senovės graikų kalbomis. Didžioji knygų dalis yra apie karo meną ir istoriją, likusioji antikos autorių proza ir poezija, 16 amžiaus keliautojų pasakojimai apie tolimus kraštus ir įvairias Europos šalis, laiškai, traktatai apie politiką, etiką ir moralę. Šiuo metu žinomų turimų jo knygų matyti, kad jis domėjosi karyba, bent kelios jų yra susijusios su karo menu.
Taip pat reikia pasakyti, kad tai yra 16 amžiaus, 17 amžiaus pirmos pusės knygos, išleistos įvairiose Europos leidyklose, Antverpene, Paryžiuje, Frankfurte, Heidelberge, Hanau ir kituose miestuose. Taip pat ir įvairios tematikos, kaip jau minėjau, knygos susijusios su karyba, bet yra ir laiškų, yra antikos autorių, senovės graikų ir romėnų rašytojų, poetų knygų, nemažai istorinių knygų susijusių tiek su pasaulio istorija, tiek su senovės Romos istorija. Taip pat Jono Karolį Chodkevičių domino ir įvairių šalių istorija, arba net, galima sakyti, tolimi nepažinti kraštai. Tai čia pažymėtina Teodoro Debry išleista vienas tomas iš Amerikos serijos knygų, kuris 17 amžiuje buvo ypač labai populiari knyga. Kiekviena iš tų Jono Karolio Chodkevičiaus 13 dabar žinomų knygų yra unikalios ir labai vertingos tiek savo turiniu, tiek savo įrašais. O paties Karolio ranka daryti įrašai leidžia jį mums pažinti kaip asmenį, suvokti jo vertybės, pasaulėžiūrą ir pasirinkimus, priartina istorinius reiškinius prie šios dienos patirčių. Tiesiog leidžia mums susidaryti portretą, jo tiesiog papildo apie jį patį, suteikia šiokios tokios didesnės informacijos. Tai jame galime rasti ir turbūt tai, kas jam buvo labiausiai aktualu tuo metu, kadangi jis daug kariavo, tai tos kai kurios knygos turbūt buvo šalia jo, galima sakyti, turbūt vos ne kiekvieną dieną, ir drįstu manyti, kad galbūt vieną iš jų ypatingai jisai veždavosi kartu su savim, kadangi joje yra gausu jo užrašytų pastabų. Viena iš labiausiai skaitomų Jono Karolio Chodkevičiaus asmeninės bibliotekos knygų tai žymaus prancūzų humanisto Henri Etienne spaustuvėje išleista graikų ir romėnų istorikų kalbų rinktinė. Joje sudėtos įvairių antikos autorių kalbų ištraukos senovės graikų ir lotynų kalbomis. Knygos paraštėse gausu asmeninių Jono Karoliaus Chodkevičiaus pastabų, tekste pabrauktų žodžių ir sakinių. Manytina, kad kai kurias antikos autorių mintis didysis Etmonas naudojo savo kalbose. 79 puslapyje Jonas Karolis Chodkevičius parašė: pritaikyta dabartiniams laikams, 1604 metų birželio 3 diena. Tai va čia yra jo citata, viena iš pabraukta citata, ir šalia jos parašytas komentaras lotyniškai, kad accommodata tempori moderno, tai yra pritaikyta šiuolaikiniams laikams, ir data parašyta 1604 metai, birželio 3 diena. Tai man labai įdomu buvo, kodėl jis parašė būtent ir netgi pabraukė tuos metus. Tai radau jo laišką rašytą būtent 1604 metų birželio 3 dieną, lenkų kalba. Jisai rašo iš Rygos karaliui Zigmantui Vazai, kaip tik tuo metu vyksta Livonijos karas, ir jisai tame laiške rašo, kad jau čia išsilaipino 500 raitarų, kurie jo žiniomis, patikimomis žiniomis, ruošiasi turbūt keliauti ar užimti Paidę, o jo situacija yra tokia, kad jis turi maždaug apie, šiek tiek gal daugiau negu 100 karių, iš kurių dalis yra ligoti,
Taigi jis rašo, kad girdi nuolat priekaištus, kadangi ir trūksta ir pinigų, ir maistui. Ir jis jau pats nebežino, ką daryti, ar jam čia pulti priešą atgrasyti, ar tuos karius sulaikyti. Taigi situacija iš tiesų yra įtempta. Ir jisai šioje knygoje yra pasibraukęs citatą, ir dabar kaip tik pacituosiu, nes tie, kurie esant nelaimėms ir mažiausiai sielojasi ir kuo labiausiai joms priešinasi, tiek asmeniškai, tiek viešai yra iš visų patys šauniausi. Citatos pabaiga, tai jam turbūt buvo tai kaip paguoda, kad jeigu nors mūsų mažai, bet tu esi stiprios dvasios, tai yra viskas yra įmanoma. Ir aišku, vėliau jau tų pačių metų rugsėjo mėnesį viskas ten baigėsi sėkmingai, ten Paidės mūšis įvyko, jisai nugalėjo, bet kai nežinai konteksto ir priešistorės, tai atrodo, čia tik tai pats faktas ir skaičiai istorijoje, o realiai kas vyko ir kiek jam kainavo ir tiems kariams jėgų ir sveikatos laimėti. Italų juristo Giulio Ferrečio svarstymai ir traktatai yra viena iš knygų, kurią didysis etmonas Jonas Karolis Chodkevičius ypač dažnai skaitė. Joje gausu patarimų apie kariuomenę, teisingą ir neteisingą karą, gero valdovo dorybės, karių, žirgų sveikatą ir priežiūrą, elgesį su belaisviais. Knygoje daug pabrauktų teksto vietų, paraštėse Chodkevičiaus pastabų ir komentarų. Antraštinėme lape atsispindi knygos savininkų istorija, paties Chodkevičiaus ranka rašytas nuosavybės įrašas ir jėzuitų bibliotekininko užrašytas tolesnio savininko, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pakanclerio Kazimiero Leono Sapiegos padovanojusio savo biblioteką Vilniaus jėzuitų akademijai. Italų teisininko Giulio Ferrečio knyga Nutarimai išleista Venecijoje 1563 metais. Joje taip pat esama Jono Karolio Chodkevičiaus pastabų. Galima rasti daug pabraukimų. Taip pat Jonas Karolis Chodkevičius yra pasižymėjęs gan dažnai žodį lotyniškai strategema užrašęs, tai reiškia graikiškos kilmės žodis, reiškiantis karinę gudrybę. Tai greičiausiai jisai turėjo omeny kažkokias galbūt situacijose pritaikyti tas karinės gudrybės. Taip pat šioje knygoje esama ir dėmesys skiriamas ir žirgams, tai randame jo pasibrauktų vietų, kur rašoma apie žirgus. Taip pat jam buvo labai rūpinosi tiek savo asmeninė sveikata, tiek pačių karių sveikata, tai kadangi čia yra taip pat informacijos susijusios su medicina, tai vienoje vietoje net jis pasirašęs, kad ką daryti, jeigu ten pradeda žaizda kraujuoti. Ir taip pat galima pamatyti labai daug teksto pabraukimų. Tai vienas iš sakinių atspindi didžiojo etmono vertybės. Tai pacituosiu: aišku, kad už mus ir prieš mus yra 3 liudininkai. Aukštesnis, vidinis ir išorinis. Aukštesnis yra Dievas, vidinis mūsų sąžinė ir išorinis artimas žmogus. Taigi šios 3 vertybės, manau, buvo jo pagrindas ir atrama visą jo gyvenimą.
Kiekvienas karas, kuriame Jonas Karolis Chodkevičius dalyvavo su savo kariuomenė, reikalavo didelių lėšų, o jų dažniausiai trūkdavo, tad nenuostabu, kad jis užrašė: pinigai yra karo varomoji jėga. Nepaisant finansinių nesklandumų, Chodkevičius viską, kas įmanoma, darė, jo žodžiais tariant, iš meilės tėvynei. Manoma, kad galbūt sukaupta netokia gausi biblioteka, nes daugiau savo asmeninių lėšų jis skirdavo būtent karo reikmėms. Nemažai pažymėta tokių žodžių kaip Belium Svecicum in Livonija, tai reiškia Švedijos karas Livonijoje. Kita pastaba, kad Milės Livonikus, Livonijos karys, tai turbūt yra susiję vėlgi su tuo Livonijos karu ir kažkokiom situacijom ypatingom, jeigu jisai yra pasižymėjęs, galbūt pritaikė kariaudamas. Daug, kaip turbūt jau minėjau, yra tiesiog pastabų nota arba nota bene, reiškia įsidėmėk, gerai įsidėmėk. Ir taip pat randame knygoje ir tokį užrašą, kad pekunija nervus belli, tai yra pinigai, yra karo varomoji jėga. Ir jis yra pasibraukęs sakinį, kurį pacituosiu: juk pergalė kare daugiausia priklauso ne nuo ginklų, bet nuo lėšų, dėl kurių ginklai teikia naudą. O kai žinome, kad Jonui Karoliui Chodkevičiui pinigų nuolat trūko ir tikrai ne vieną kartą jisai buvo ir rašęs, kad trūksta tų pinigų, karas tikrai buvo pareikalavęs daug ir asmeninių lėšų. Taigi galbūt viena iš tų priežasčių, kodėl tų knygų neturėjo, turbūt galima sakyti, daug, nes knygos taip pat ir kainavo nemažai. Taigi, norint perskaityti Jono Karolio Chodkevičiaus knygas, reiktų mokėti lotynų, senąją graikų, o jeigu dar pasigilinti jo laiškus, tai tektų žinoti dar ir senąją lenkų kalbas. Ne kiekvienam įkandamas tai riešutėlis, bet yra tyrėjų, kurie su malonumu bando įminti tas senųjų knygų paslaptis ir naujai atskleisti pačius knygų savininkus, jų skaitimo įpročius. Tyrimai skirtingais aspektais tampa istoriniu šaltiniu kitiems tyrėjams ir tai gerokai praplečia bendrą pažinimo lauką.